15 skyrius. Plaukite su gyvenimo upe. Leiskite man dar kartą pamėginti jums paaiškinti mirtingojo aš, arba kaip jį vadina daugelis žmonių, žmogiškojo ego esmę. Svarbiausia mintis, kurią galite suvokti kaip apie mirtingąjį aš, yra ta, kad jis mėgina pasiekti tai, kas neįmanoma. Neįmanoma tai yra dėl to, kad mirtingasis aš yra gimęs iš dualizmo. Mirtingajame aš egzistuoja prigimtinis konfliktas, prigimtinis prieštaravimas, kuris niekada, ir aš iš tiesų sakau, niekada negalės būti panaikintas. Mirtingasis aš gimė sąmoningajam aš nusprendus, kad nebenori priiminėti sprendimų. Tikroji šio sprendimo problema buvo ta, kad sąmoningasis aš ėmė neigti savo tikrąjį tapatumą, savo tikrąją prigimtį. Sąmoningasis aš ėmė neigti, jog yra bendrakūrėjas su Dievu, ir todėl ėmė neigti faktą, kad jau dėl tos pačios savo prigimties yra vertas ir priimtinas Dievo akyse. Sąmoningasis aš patikėjo dualistiniu melu, kad esate atskirti nuo Dievo ir nesate verti sugrįžti pas Dievą, kadangi padarėte kažkokią klaidą. Tačiau realybė yra tokia, kad jūs tik laikinai palikote tyrą viziją, priimdami žemesnį tapatumo jausmą. Tačiau visada galite sugrįžti į šią tyrą viziją. Jums priėmus šį nevertumo jausmą, sąmoningasis aš pasitraukia į nedidelį urvą. Sąmoningasis aš niekada negali liautis būti sąmoningu. Sąmoningasis aš gali nustoti priiminėti sprendimus, tačiau negali liautis sąmoningai viską patirti. Sąmoningasis aš gali liautis priiminėti sprendimus, tačiau negali nepatirti savo sprendimų pasekmių ar nenoro priiminėti šiuos sprendimus pasekmių. Kadangi savimonė eina pirma valios, sąmoningasis aš negali pasirinkti nustoti būti sąmoningu, nors ir gali mėginti save apmarinti tiek, kad sąmoningų būtų tik truputį. Sąmoningasis aš niekada negali visam laikui nustoti ilgėtis vientisumo, negali nustoti ilgėtis grįžimo į Dievo karalystę, kurioje vėl pasinertų gyvenimo upė ir patirtų gausingą gyvenimą. Tai yra saugumo mechanizmas, kurio neįmanoma galutinai išjungti. Kad ir ką sąmoningasis aš bedarytų, jis visada jaus vidinį vientisumo ilgesį, ilgėdamasis kažko daugiau. Užgimus mirtingajam aš, šisai pamėgino užpildyti tuštumą, kuri atsirado sąmoningajam aš nustojus tiesiogiai patirti savo aš esu esatį. Mirtingasis aš visą laiką mėgina pasiekti neįmanomą, mėgina tapti visaverčiu jūsų aš esu esaties pakaitalu, tikrojo tapatumo, kuris vis dar tebėra saugomas visuotinėme Kristaus prote pakaitalu. Jūsų vidinis vientisumo troškimas galės būti numalšintas tik per vienovę su jūsų aš esu esatimi, per vienovę, kuri paleis Dievo šviesos srautą per jūsų žemesnėje esybę. Šią vienovę yra įmanoma pasiekti tik tuomet, kai priimate ir pripažįstate, jog esate verti pasitikėti Dievą, esate verti būti viena su Dievu. Sąmoningasis aš tiesiog pamiršo savo vertumą ir jis gali jį susigrąžinti, pripažinęs amžinąją tiesą, jog, kadangi buvote sukurti kaip Dievo tąsa, iš prigimties esate verti būti viena su Dievu. Tiesą sakant, niekada nebuvote atskirti nuo Dievo, niekada nebuvote praradę savo vertumo. O štai mirtingasis aš nebuvo sukurtas Dievo. Ir todėl jis niekada nebuvo ir niekada nebus vertas Dievo akyse. Sąmoningajame aš glūdi prigimtinis vertumas, kadangi jis egzistuoja tyros vizijos pavidalu Kristaus prote. Esmė čia nėra nusipelnyti vertumo, darant kažką materijos karalijoje. Esmė yra tiesiog jį priimti. Mirtingasis aš neturi šio įgimto vertumo ir todėl niekada negalės jo nusipelnyti. Visuotinis Kristaus protas nesaugo tyros vizijos mirtingajam aš. Ir todėl šis aš neturi nieko, jokios realybės, į kurią galėtų sugrįžti.
Mirtingasis aš nuolatos mėgina susikurti netikrą vertumo jausmą, įvaizdį, kad yra vertas, kurį jis tuomet susikuria iki tokio ligmens, jog ima tikėti, kad yra primtinas Dievo akise dėl visų tų išorinių sąlygų. Jis mano, kad jeigu darys visus tuos išorinius dalykus dėl Dievo, Dievas privalės jį įleisti į karalystę. Mirtingasis aš yra gimęs iš atskirties iliuzijos ir todėl naudojasi atskirties sąmonė, mėgindamas sukurti vienovę su Dievo iliuzija. Žinoma, tai, kas yra gimę iš atskirties, niekada negalės sugrįžti į vienovę. Mirtingasis aš mėgina susikurti įvaizdį, aukso viršį, kad yra vertas Dievo akise ir naudojasi šio pasaulio dalykais šiam įvaizdžiui kurti. Jis mėgina sakyti, kad jeigu sukaupsite pakankamai dalykų, sukurtų iš dualistinės sąmonės, tapsite verti, galėsite pastatyti dangų siekiantį bokštą. Tačiau, kad ir kiek nulių besukaupsite, jie niekada nepavirs vienetu, vienovė su Dievu. Tai yra esminis raktas, kuris jums gali padėti išsilaisvinti iš mirtingojo aš kalėjimo. Sąmoningasis aš vientisu galės tapti tik priėmęs savo vienovę su Dievu, kai tuo tarpu mirtingasis aš niekada negalės to padaryti. Jis siekia pamaloninti tolimą Dievą, savo paties susikurtą stabą. Sąmoningajam aš tiesiog reikia liautis šokti aplink šį aukso veršį ir imti kopti į Dievo kalną, savitranscendencijos kalną. Mirtingasis aš gyvena proto būsenoje, kurioje visą laiką jaučia grėsmę. Grėsmę jis jaučia dėl to, kad mėgina laikytis įsikibęs iliuzijos, vertumo ir autoriteto iliuzijos, teikiančios jam saugumo jausmą. Mirtingasis aš mano, kad kol jam pavyks išsaugoti sąmoningo aš tikėjimo jo iliuziją, jis galės viską kontroliuoti ir išgyventi. Jūsų mirtingasis aš žino, kad jeigu atsiskirsite nuo jo iliuzijos, nustotumėte maitinti jį savo energiją ir tuomet jis mirtų. Mirtingajam aš, jo iliuzijos išsaugojimas iš tiesų yra gyvybės ir mirties klausimas. Mirtingojo aš, nelaimiai ir jūsų laimiai, viskas materialiame pasaulyje nuolatos grasina sugriauti šią iliuziją, šį netikrą saugumo jausmą. Norėdami suvokti esminę mirtingojo aš dilemą, pamastykite apie sekančius dalykus. Kūrėjas nuolat transcenduoja save. Dievas yra gyvenimo upė, kuri yra nuolatinėme tapimo daugiau procese. Dualistinė sąmonė yra atsiskyrusi nuo Dievo ir nėra gyvenimo upės dalis. Dualistinė sąmonė ir jūsų mirtingasis aš negali suvokti, kad Dievas nuolatos transcenduoja save. Jie negali patirti Dievo esybės tiesiogiai. Dievą jie te gali pažinti, susikurdami proto įvaizdį apie Dievą. Mirtingasis aš tiki, kad Dievas yra tobulas ir interpretuoja tobulumą kaip kažką, kas negali keistis ir kam nereikia keistis. Jis tiki, kad Dievas yra statiškas ir siekia sukurti nekintantį Dievo įvaizdį. Šis įvaizdis neišvengiamai tampa stabmeldišku įvaizdžiu, įkalinančiu jūs ribotame požiūrį į Dievą. Dievas jums davė laisvą valią, todėl turite teisę priimti stabmeldišką Dievo įvaizdį. Šis nesikeičiantis įvaizdis automatiškai jūs ištraukia iš gyvenimo upės ir kol laikysitės įsikibę į šį įvaizdį, negalėsite paveldėti savo tėvo karalystės, negalėsite turėti gausingo gyvenimo. Kadangi Dievas jūs myli besąlygiškai, jis nenori, kad amžinai stokotumėte gausingo gyvenimo. Jis sutvėrė materialią visatą taip, kad ji visą laiką siekia sugriauti iliuziją, jog esate atskirti nuo Dievo. Kiekvienas materialios visatos aspektas yra sukurtas mesti iššūkį dualistinėms iliuzijoms, sukurtoms jūsų mirtingojo aš. Pagrindinis iššūkis dualistiniai pasaulėžiūrai kyla iš pačios dualistinės sąmonės. Ši sąmonės būsena yra paremta reliatyviomis priešingybėmis, kurios siekia viena kitą neutralizuoti. Jeigu jūsų mirtingasis aš nueis pernelyg toli į vieną reliatyvų kraštutinumą,
Jo pasaulėžiūrai neišvengiamai mes iššūkį priešingas kraštutinumas. Vėlgi, čia egzistuoja subtilus skirtumas, kurio intelektas negali suprasti, tačiau širdis gali suprasti. Kai sąmoningasis aš save mato vienovėje su gyvenimo upe, žinote su absoliučiu tikrumu, kad Dievas yra aukščiausia realybė, glūdinti už visų išorinių regimybių. Žinote, kad motinos šviesa gali prisimti bet kokią formą, tačiau tik tai tos formos, kurios išreiškia tyrą viziją, turi aukščiausią tikrovę. Netobulos formos gali egzistuoti tik laikinai ir jos jums neturi jokios realios galios. Jos yra grįstos iliuzija ir jeigu nepriimsite šios iliuzijos realybės, ji negalės jūsų paveikti. Šio pasaulio princas ateis ir nieko jumise neras, kadangi žinosite, jog šio pasaulio princas nėra tikras. Kai esate Dievo realybėje, žinote, kad priešingybių nėra. Žinote, kad niekas niekada negalėtų pasipriešinti Dievo realybei. Tik tai Dievas yra aukščiausia realybė ir Dievuje nėra jokių padalijimų, jokių prieštaravimų. Kai paragaujate dualistinės sąmonės, gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus, liaujatės tiesiogiai patirti Dievo esybę, Dievo realybę. Įžengėte į pasaulį, į veidrodžių karalystę, kuriame viskas yra apibrėžta dviem reliatyviais kraštutinumais, tokiais kaip gėris ir blogis. Jūsų mirtingasis aš yra gimęs iš atskirties nuo gyvenimo upės ir todėl jau dėl pačios savo prigimties yra absoliučiai įsitikinęs reliatyvaus gėrio ir blogio realumu. Jis tiki, kad jie abu yra tikri ir tiki, kad vienas iš jų gali sunaikinti kitą. Iš to neišvengiamai seka, kad jeigu tikite, jog reliatyvus gėris yra tikras, taip pat tikite ir tuo, kad reliatyvus blogis yra tikras. Jeigu susikūrėte stabmeldišką Dievo įvaizdį, neišvengiamai turėsite susikurti reliatyvaus gėrio priešingybės stabmeldišką įvaizdį velnę. Dualizmo pasaulyje niekas negali egzistuoti be savo priešingybės. Kol tikėsite, kad jūsų reliatyvaus Dievo įvaizdis yra tikras, tol tikėsite, kad ir jūsų velnio įvaizdis yra tikras. Tikėsite, kad velnis yra toks pat tikras kaip ir Dievas, kad blogis yra toks pat tikras kaip ir gėris. Tam tikra prasme tai yra tiesa, kad reliatyvus blogis yra toks pat tikras kaip ir reliatyvus gėris. Tačiau palikę dualistinę sąmonę suvokėte, kad tik tai Dievas yra tikras, o visa kita, kas yra mažiau už Dievo absoliutų gėrį, yra netikra. Tai neturi objektyvios egzistencijos ir egzistuoja tik savimonę turinčių būtybių protuose, kurios yra įstrigusios dualistinėje sąmonėje. Tai jūs veiks tik tuomet, jeigu suteiksite tam galią, jeigu suteiksite tam realumą savo pasaulėžiūroje. Pamastykite, ką visa tai reiškia. Jums įžengus į dualizmo pasaulį, automatiškai susidurite su kažkuo, kas kelia grėsmę viskam, kuo tikite. Tai yra neišvengiama, kadangi viskas turi priešingybę. Negalite apibriežti idėjos, tikėjimo sistemos, kuriai iš karto neimtų priešintis jos priešingybė. Jeigu apibriežite kažką kaip gėrį, iš karto atsiras priešingybė, kurią tuomet laikysite blogiu. Kadangi tikite, jog abi reliatyvios priešingybės yra tikros, galvojate, kad kažkas gali pasipriešinti jūsų pasaulėžiūrai ir ją sunaikinti. Tikite, kad velnis yra tikras ir turi galią jums grasinti, ir todėl jaučiate grėsmę viskam, kas priešinasi jūsų pasaulėžiūrai. Būtent dėl to mirtingasis aš jaučia nuolatinę grėsmę ir būtent dėl to tiek daug religingų žmonių jaučia velnio grėsmę. Mano mylimieji, tai yra didelė našta mano širdžiai, kad tiek daug žmonių bijo velnio, bijo blogio. Pamastykite, kaip skirtingi žmonės mėgina nuslopinti šią grėsmę. Daugelis krikščionių velnio bijo taip stipriai, kad negi nedrįsta mąstyti apie idėjas, išeinančias už jų požodinių Biblijos interpretacijų. Jie netgi nedrįstų skaityti šio kurso bijodami, kad jis yra atėjęs iš velnio. Daugelis naujo amžiaus žmonių yra atviri naujoms idėjoms,
tačiau jie blogio grėsmę mėgina užgniaužti jį ignoruodami, atsisakydami apie tai iš viso mąstyti. Abi žmonių grupės yra įstrigusios tendencijoje bėgti nuo to, kas atrodo kaip grėsmė jų saugumo jausmui. Tiek vieni, tiek kiti bijo blogio ir jų baimė neleidžia jiems artimiau į jį pažvelgti. Jeigu išdrįstų veikti savo baimę ir pažvelgtų iš arčiau, suvoktų, kad blogis gali egzistuoti tik dualizmo karalijoje. Tikriausias būdas įveikti blogį yra atskirti sąmoningai aš nuo mirtingojo aš. Kai išvalysite savo 4 žemesniuosius kūnus nuo dualistinių įsitikinimų, šio pasaulio princas nieko jumise neras ir todėl jums nieko nebereikės šiame pasaulyje bijoti. Jėzus, Buda ir kiti dvasiniai lyderiai visiškai nebijojo velnio, kadangi buvo įsisąmoninę tai, ką jums čia ką tik pasakiau. Jie nušvito realybėje, kad Dievui neegzistuoja priešingybė. Neegzistuoja priešingybė Kristaus tiesai, Budos prigimčiai. Antikristo protas save laiko priešingybė Kristaus tiesai, tačiau jis tiesiog yra už Kristaus realybės ribų, yra nuo jos atsiskyręs. Antikristas yra įstrigęs savo paties susikurtame pasaulyje, kuriame neišvengiamai dominuoja dvi reliatyvios priešingybės. Antikristas nėra priešingybė Kristui, jis yra priešingybė savo paties susikurtai reliatyviai Kristaus tiesos versijai. Blogis nėra priešingybė absoliučiam Dievo gėriui. Blogis yra reliatyvi jėga, kuri yra priešingybė reliatyviam gėriui. Dievo realybė ir Kristaus tiesa yra aukščiau už visas reliatyvias priešingybės. Kristaus būtybė niekada neįsitrauktų nesibaigiančią dualistinę kovą tarp reliatyvių priešingybių. Kristaus būtybė niekada nestotų ginti kažkurios pusės žmogiškoje kovoje dėl valdžios ir būtent dėl to velnias nesugebėjo sugundinti Jėzaus. Kristaus būtybė visada išlieka ištikima vieningai vizijai. Kristaus proto vienos akies vizijai. Jis suvokia, kad Dievo karalystė nebus įkūnyta, mėginant reliatyvių gėrių pakeisti arba išnaikinti reliatyvų blogį. Dievo karalystė bus įkūnyta tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pakils virš visos dualistinės kovos. Yra tik vienas būdas jums išsilaisvinti nuo mirtingojo aš, ir tai yra transcenduoti jo dualistinį mąstymą. Kad galėtumėte tai padaryti, jums būtų naudinga suvokti, kad mirtingasis aš niekada nesupras ir nepripažins, jog jo stabmeldiškas įvaizdis, jo pamatinė pasaulėžiūra yra iliuzija. Mirtingasis aš tiki, kad jeigu būtų įrodytas jo tikėjimo sistemos klaidingumas, jam tektų mirti, ir tai yra tiesa. Pati mirtingojo aš esmė, mirtingojo aš veikimo principas yra tas, kad jo dualistinė pasaulėžiūra, jo pamatinė paradigma niekada negali būti įrodyta esanti klaidinga. Niekada neįtikinsite mirtingojo aš, kad jis gyvena melu grįstą gyvenimą. Jums niekada nepavyks priversti jo praregėti iš dualistinės sąmonės, iš kurios jis yra gimęs. Mirtingasis aš amžinai mėgins pasiekti neįmanoma - įrodyti savo dualistinių įsitikinimų neklistamumą ir apginti juos nuo dualistinės šių įsitikinimų priešingybės. Problema čia yra ta, kad mirtingasis aš neturi jokios realybės. Sąmoningasis aš turi realybę, peržengiančią jo tapatumo jausmo, jo savasties sferos turinio ribas. Sąmoningasis aš gali egzistuoti nepriklausomai nuo bet kokių šiame pasaulyje apibrėžtų idėjų. Mirtingasis aš neturi jokios nepriklausomos realybės. Jis tiesiog negali nepriklausomai egzistuoti nuo dualistinių įsitikinimų, iš kurių yra gimęs. Jeigu būtų įrodyta, kad šie įsitikinimai yra klaidingi, mirtingasis aš liautųsi egzistuoti. Nesitikėkite, kad mirtingasis aš savanoriškai liausis mėginti išsaugoti savo egzistavimą. Esmė čia yra ta, kad sąmoningasis aš sukūrė mirtingąjį aš ir sąmoningasis aš privalo sunaikinti šį aš, atsiskirdamas nuo jo
ir leisdamas jam mirti. Pamatinė mirtingojo aš strategija yra tokia, kad jis mėgina tapti pakaitalu tyrai jūsų esybės vizijai, tyrai vizijai, kuri yra saugo visuotinėme Kristaus prote. Šiai matricai yra skirta būti kelrodė žvaigždė, jūsų naudojimusi savo laisva valia materialioje karalijoje. Jai yra skirta būti Kristaus ola, duodančia jums tvirtą pagrindą priiminėti sprendimus, derančius su Dievo įstatymais. Mirtingasis aš mėgina naudotis Antikristo sąmonę, siekdamas tapti aukščiausiu autoritetu, Dievo atstovu, viengimiu Tėvo sūnumi, Kristumi. Jis mėgina tapti Kristaus tiesos pakaitalu ir jisai tampa apsišaukėliu Kristumi, iškreipiančiu Kristaus tiesą per dualistinį protą. Jis paima Kristaus tiesą ir padaro ją reliatyvę, gyvenimo sąmonę paversdamas mirties sąmonę. Jūsų mirtingasis aš tapo netikru autoritetu, teigiančiu, jog žino geriau už visus kitus, kaip turėtų būti tvarkomas jūsų gyvenimas. Jis teigia, jog turėtumėte mirtingajam aš leisti tvarkyti savo gyvenimą. Jeigu leisite jam tai daryti, garantuotai būsite išganyti. Jeigu neleisite, garantuotai pateksite į pragarą. Mirtingojo aš pretenzija į autoritetus yra namas pastatytas ant smėlio. Tai reiškia, kad mirtingasis aš savo poziciją gali išsaugoti tik naudodamasis baime. Ta baime, dėl kurios bijote iš arčiau pažvelgti į jo autoritetingumo pretenzijas. Jeigu iš tiesų į tai pažvelgtumėte, paprašydami savojo Kristaus aš vedimo, pamatytumėte visų mirtingojo aš pretenzijų tuštybę. Užuot save transcendavęs ir tapęs daugiau, mirtingasis aš mėgina laikytis įsikibęs dualistinio įvaizdžio, stabmeldiško savo susikurto įvaizdžio. Dėl pačios stabmeldiško įvaizdžio prigimties jam yra nuolat grasinama, nes jis yra atitrūkęs nuo gyvenimo upės. Niekas, kas statiška, negali išgyventi. Jam visada kels grėsmę pirmin, judanti Dievo kūrinijos upė. O iš kur atsiranda šios grėsmės? Dualistinė sąmonė yra grįsta dviejų reliatyvių kraštutinumų, dviejų priešingybių sukūrimu. Galite šias priešingybės vadinti gėriu ir blogiu, juoda ir balta, ar ko tik tai norite. Kad ir kaip jas bevadintumėte, šie poliai yra priešingybės, tačiau abi šios priešingybės yra už Kristaus tiesos ribų. Kol esate įstrigę dualizme, negalite ištrūkti iš šioje proto būsenoje egzistuojančių prieštaravimų ir konfliktų. Mirtingasis aš trokšta sukurti galutinės pilnatvės iliuziją, galutinio saugumo iliuziją, ir jis tai mėgina padaryti, apibrėždamas neklystančią tikėjimo sistemą. Istorijos eigoje įvairios civilizacijos buvo apsibrėžusios religinę arba politinę tikėjimo sistemą ir paskelbusios šią sistemą aukščiausia sistema, teigdamos, jog ji yra grįsta nekvestionuojama arba absoliučia tiesa. Bet kuri dualizmo karalijoje apibrėžta idėja turi savo priešingybę ir todėl bet kuriai aukščiausiai tikėjimo sistemai visada atsiras jai grėsmę kelianti priešingą idėją. Šią tikėjimo sistemą išpažįstantys žmonės jaus grėsmę iš tų, kurie nėra tikrieji tikintieji. Tai tuomet pagimdo troškimą atvesti kitus žmones arba priversti juos priimti jūsų įsitikinimus. Kai su tuo yra nueinama į kraštutinumą, atsiranda tikėjimas, jog kažkas, aukščiausias autoritetas, ar tai būtų Dievas ar gamtos jėgos, suteikia jums pateisinimą nužudyti visus tuos, kurie atsisako priimti vienintelę tikrą tikėjimo sistemą. Žinoma, kiti žmonės norės išgyventi, todėl jie sieks sunaikinti jūsų absoliučią tikėjimo sistemą, galimai pakeisdami ją savo pačių neklystančią religiją. Jeigu mirtingasis aš nueis pernelyg toli į vieną dualistinį kraštutinumą, mėgindamas sustiprinti arba apginti savo stabmeldišką įvaizdį, jis automatiškai sugeneruos priešingą reakciją, kuris sieks sugriauti jo netikrą įvaizdį. Viskas, ką mirtingasis aš darys, sugeneruos jėgą,
grasinančią jo iliuzijai ir paverčiančią mirtingojo aš gyvenimą nesibaigiančią kovą, siekiant to, kas neįmanoma. Mirtingasis aš niekada nesuvoks, kad pats susigūrė šią kovą, kadangi jis niekada negalės pažvelgti už dualistinės sąmonės ribų. Mirtingasis aš yra absoliučiai įsitikinęs, kad jo įvaizdis yra teisingas ir tik tos išorinės jėgos mėgina sunaikinti jo tikrąją tikėjimo sistemą. Kadangi jo įvaizdis yra absoliučiai teisingas, visa kita privalo būti klaidinga, o jėgos, kurios tiki šio klaidingu įvaizdžiu, mėgina sunaikinti mirtingąjį aš ir jo tikrąjį įvaizdį. Visa tai yra veidrodis, tad jeigu siūsite tikėjimą, kad jums yra grasinama, kosminis veidrodis atspindės aplinkybės, kurios grasins jūsų tikėjimo sistemai. Viso to tikslas yra padėti jums transcenduoti savo dabartinius įsitikinimus siekiant aukštesnio supratimo. Jeigu išsiųsite dualizmu grįstą impulsą, kosminis veidrodis atspindės šį dualizmą atspindinčias sąlygas, kurios neišvengiamai jūsų gyvenimą pavers kova. Žinia čia yra tokia, kad turite transcenduoti dualizmą ir siekti Kristaus proto, idant visata galėtų atspindėti jums gausingą gyvenimą. Mirtingasis aš nesugeba suvokti šios koncepcijos ir todėl užsispyrusiai iš visų jėgų mėgina apginti savo stabmeldišką įvaizdį. Kuo stipresnė grėsmę keliančią reakciją jūsų mirtingasis aš patiria iš kosminio veidrodžio, tuo stipriau galvoja privalantis ginti savo įvaizdį. Istorijoje matėte daug situacijų, kuriuose dvi grupės žmonių įsitraukia į konfliktą ar netgi tikrą karą, mėginamos apginti savo absoliutinę tikėjimo sistemą. Kiekviena grupė teigia turinti absoliučią tikėjimo sistemą ir absoliučius įgaliojimus sunaikinti bet kokią opoziciją savo įsitikinimams. Daugeliu atveju kiekviena grupė tikėjo, kad viso pasaulio likimas priklauso nuo jos tikėjimo sistemos išlikimo. Tačiau realybėje kiekviena grupė gynė reliatyvią, dualistinę tikėjimo sistemą, ką aiškiai demonstruoja faktas, jog kiekviena grupė buvo pasirengusi naudoti smurtą. Kai paliekate meilės kelią, atsiskirite nuo gyvenimo upės ir todėl tiesiog negalite atstovauti Dievo realybės ar Kristaus tiesos. Kai priešinatės blogiui, įžengėte į dualizmo karaliją ir todėl patys tampate blogio dalimi, tampate problemos dalimi, užuot buvę sprendimo dalimi. Kosminis veidrodis yra sukurtas atspindėti tai, ką bendrakūrėjai išsiunčia, viliantis, jog jie sugebės pakilti virš netobulų įvaizdžių, pamatydami netobulą pasireiškimą. Vėlgi, žinia yra paprasta, tačiau mirtingasis aš niekada nesugebės jo suvokti. Jeigu man nepatinka tai, kas man grįžta, privalau pakeisti tai, ką išsiunčiu. Arba kaip išsireiškė Jėzus prieš 2000 metų. Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų. Kosminis veidrodis yra sukurtas padėti jums įveikti bet kokias dualistinės iliuzijas, kuriuose esate įstrigę. Uždarydami savo protą į dualistinę tikėjimo sistemą, neišvengiamai imate bijoti to, kas priešinasi jūsų įsitikinimams. Siųsdami baimę į kosminį veidrodį, prisitraukite tiksliai tai, ko bijote. Tai jums suteikia galimybę pažvelgti savo baimę į akis ir virš jos pakilti. Jeigu leisite savo mirtingajam aš valdyti jūsų gyvenimą, tuomet sieksite sunaikinti tai, kas grasina jūsų įsitikinimams. Tai jūs įkalins nesibaigiančioje kovoje, kurioje sieksite apginti iliuziją, kuriai grasina jos pačios dualistinė prigimtis. Mirtingasis aš tiesiog nesugeba suvokti, jog jam grasina jo paties į kosminį veidrodį siunčiami įvaizdžiai. Jis nesugeba matyti, kad pats savo kelia grėsmę. Jis niekada nesugebės ištrūkti iš šio ciklo, kuriame ginasi nuo savo paties susikurtų grėsmių
Ir jeigu leisite mirtingajam aš valdyti jūsų gyvenimas bus nesibaigiančių kovų virtinė. Vienintelė išeitis yra sąmoningajam aš atsiskirti nuo mirtingojo aš dualistinės iliuzijos ir atsisakyti įsitraukti į jo niekada nesibaigiančią kovą. Mirtingasis aš jau dėl pačios savo prigimties susikuria jo pasaulėžiūrai grasinančią sąlygą. Kai atspindys grįžta iš kosminio veidrodžio, mirtingasis aš yra priverstas susidurti su šia sąlyga. Kaip mirtingasis aš mėgina įveikti grėsmę savo tikėjimo sistemai. Kurdamas šią visatą Dievas vylėsi, kad sulaukę nemalonių reakcijų iš kosminio veidrodžio, žmonės suvoks, jog jiems reikia pakeisti tai, ką jie išsiunčia. Šitaip jie galės pakilti virš savo dualistinių įsitikinimų ir sugrįžti į gausingą gyvenimą. Tačiau ši sistema nebus veiksminga, jeigu sąmoningasis aš atsisakys priiminėti sprendimus ir sieks pabėgti nuo iššūkį keliančių aplinkybių, leisdamas jo reakcijoms būti nulemtoms mirtingojo aš. Mirtingasis aš yra visiškai susitelkęs į mėginimus apginti savo iliuzijas. Ir todėl mirtingajam aš niekada net mintis neateitų, kad galbūt jam reikėtų peržiūrėti savo tikėjimo sistemą. Visą savo dėmesį jis koncentruoja į grėsmę, mėgindamas išvengti nemalonaus atsako iš visatos. Norėdamas to išvengti, jis pereina į psichologų taip vadinamą kovok arba bėk reakciją. Pirmasis mirtingojo aš impulsas yra pabėgti nuo grėsmės, išvengti jos, ignoruoti, paneigti arba sumenkinti ją savo dualistiniais samprotavimais. Dualistinė sąmonė visada gali sugalvoti argumentus, kurie palaikys tai, ko jis nori tikėti. Didelė dalimi mirtingasis aš gali sėkmingai atremti grėsmę, ją sukritikuodamas. Materijos karalijoje jums ne visada pavyks išvengti grėsmės, ne visada pavyks pabėgti nuo fizinių aplinkybių, jas neigiant. Kai mirtingasis aš negali pabėgti nuo grėsmės, jis pereina į kovos reakciją, siekdamas sunaikinti grėsmę. Daugeliu atveju tai reiškia mėginimą sunaikinti žmones, kurie reprezentuoja šią grėsmę. Tai gali reikšti fizinį susidorojimą, nužudant tuos žmones, arba tai gali reikšti susidorojimą psichinėmis priemonėmis, priverčiant juos paklusti arba nutildant juos fiziniu arba psichiniu smurtu. Daugeliu atveju mirtingasis aš gali sėkmingai išvengti grėsmės per kovok arba bėk reakciją. Tai darydamas mirtingasis aš neišvengiamai išsiųs kitą impulsą. Kai šis impulsas bus atspindėtas kosminio veidrodžio, jis ims kelti dar didesnę grėsmę mirtingojo aš iliuzijai. Būtent tai paverčia jūsų gyvenimą nesibaigiančią kovą. Ir būtent mirtingasis aš yra atsakingas už šios kovos suintensyvinimą. Mirtingasis aš išsiunčia veiksmą, kuris sugeneruoja atsaką iš kosminio veidrodžio. Ir kuo stipresnis veiksmas, tuo stipresnė reakcija. Tai gali akceleruotis iki tokio taško, kuomet visas jūsų gyvenimas jums atrodys vienas didžiulis stygius. Ir jūs visą laiką bėgiosite gesinti gaisrus, nuo vienos krizės pereidami prie kitos. Sąmoningasis aš taip pat privalės patirti visą šį kančių ratą. Tiesiog turite nuspręsti, kiek ilgai leisti tam tęstis, kol nuspręsti susigrąžinti atsakomybę už savo gyvenimą, tapdami savo savasties sferos šeimininku. Yra žmonių, kurių visas gyvenimas yra paukotas mirtingojo aš, neįmanomiems siekiams. Jeigu būtumėte buvęs vienas iš šių žmonių, nebūtumėte turėję pakankamai sąmoningumo arba troškimo studijuoti šį kursą. Ir taip pat nebūtumėte norėję skirti laiko ir pastangų tokių ilgų knygų skaitimui. Tačiau mirtingasis aš niekada nepaliks savo neįmanomos užduoties. Jis niekada nesugebės ištrūkti iš kovok arba bėk reakcijos. Jis niekada nesugebės liautis mėginti įrodyti, kad jo pasaulėžiūra yra teisinga.
Žmonės, kurie yra pasiekę tam tikrą dvasinio sąmoningumo laipsnį, sugebėjo šiek tiek atsiskirti nuo mirtingojo aš. Jie paliko akivaizdesnius mirtingojo aš žaidžiamus žaidimus. Pavyzdžiui, jie niekada negalvotų žudyti kitos religijos narių. Tačiau egzistuoja daug daugiau subtilių mirtingojo aš žaidžiamų žaidimų. Dvasinis kelias yra procesas, kuriuo eidamas, sąmoningasis aš privalo nuolatos siekti aukštesnės Kristaus vizijos ir tiesos. Tik tai darydami galėsite permatyti ir transcenduoti dualistinius įsitikinimus, kurių pagalba mirtingasis aš ir šio pasaulio princas laiko jūs įstrigusius už iliuzijų šydo. Kad ir kokias pažengusi save belaikytumėte, būtų išmintinga nepamiršti, kad kol tebesate materialiame pasaulyje, yra būtina visą laiką žiūrėti į veidrodį ir mąstyti, ar nereikia jums išsitraukti dar vieno rąsto iš savo akies. Mirtingasis aš yra subtilus ir vienintelis būdas ištrūkti iš jo gniaužtų yra jį transcenduoti, o transcendacija niekada nesibaigia. Jeigu nuolatos savęs netranscenduosite, jūsų mirtingasis aš atras būdą prisitaikyti prie jūsų pasaulėžiūros, prie jūsų dabartinių žinių ir įsitikinimų. Jis pasinaudos šiais įsitikinimais net ir religinė ar dvasinė tikėjimo sistema, susikurdamas įvaizdį, jog jums nebereikia kilti aukščiau, jums nebereikia transcenduoti savo dabartinio lygmens. Būtent tai daugelį dvasinių žmonių priverčia atsidurti aklavitėje, kuri jiems neleidžia daryti tolesnio progreso, nors jie yra labai arti persilaužimo ir Kristaus sąmonės įkūnijimo. Vienintelis tikras būdas ištrūkti iš mirtingojo aš rutinos yra visiškai atskirti sąmoningai aš nuo šio mirtingojo aš. Kad galėtumėte tai pasiekti, jums reikia priimti, jog esate verti stoti prieš Dievą, esate verti būti vienas su savo kūrėju ir esate verti būti bendra kūrėjų šioje karalijoje. Mirtingojo aš širdis yra juodoji skylė. Niekada negalėsite užpildyti šios juodosios skylės. Mirtingasis aš mėgina pasinaudoti šio pasaulio dalykais, kad užpildytų šią juodąją skylę. Jis eina keliu, kuris žmogui atrodo teisingas. Jis mėgina susikurti įvaizdį, kad jeigu priklausysite vieninteliai tikrai religijai, jeigu tikėsite vieninteliu tikru mokymu, jeigu seksite vieninteliu tikru mokytoju ir jeigu darysite tą arba aną išorinį veiksmą, būsite verti Dievo akise. Tai yra subtilus ir įtikinantis tikėjimas, keliantis pavojų daugelį religingų ir dvasingų žmonių, ypač tiems, kurie keliu eina jau ne vienerius metus. Yra daug žmonių, kurie dvasinėje veikloje dalyvavo ištisus dešimtmečius ir žvelgdami atgal į savo gyvenimą, jie jaučia labai daug studijavę, labai daug supratę, padarė labai daug išorinių dalykų. Jie mato, kad iš tiesų pakilo daug aukščiau, nei buvo prieš 10, 20 ar dar daugiau metų. Mirtingasis aš tuomet sušnabžda jiems į ausį. Tu padarei pakankamai. Jau pakankamai aukštai užkopiai į šį kalną. Gali čia sustoti ir pasigėrėti vaizdu. Ir tau nereikia kopti toliau iki pačios viršūnės. Tai yra labai subtili pagunda. Ir dėja, daugelį nuoširdžių ieškotojai jį sustabdė. Jiems dar nepatyrus persilaužimo ir neįkūnijus Kristaus sąmonės. Privalote nuoširdžiai pasistengti pamatyti šią pagundą ir virš jos pakilti. Jei norite pakilti virš šio aukso veršio, kuomet galvojate, kad jūsų išoriniai pasiekimai padaro jūs vertais Dievo akise, turite suvokti, kad esate verti vien dėl to, kad Dievas jūs sukūrė. Sąmoningasis aš buvo sukurtas vertu ir jūsų esybė širdyje yra ne juodoji skylė, o jūsų aš esu esaties saulė. Šiuo metu galite jaustis nevertais arba galite abejoti savo vertumu. Šis jausmas yra tamsa, kuri yra jūsų aš esu esaties šviesos nebuvimas. Kai leisite šiai šviesai šviesti, ji išstums tamsą ir žinosite, kad esate verti.
Jūsų gyvenimas bus transformuotas ir jūsų mėginimai užpildyti mirtingojo aš juodąją skylę bus pakeisti į gausos gyvenimą, o stygius bus paverstas pertekliumi. Ėmė jausti beribio Dievo šviesos rauto tekėjimą per save, spontaniškai susitelksite į dovanojimą kitiems, užuot ėmę iš kitų. Dėl dualistinio proto prigimties visada egzistuoja dichotomija, dėl kurios yra sunku pasiekti daugelį žmonių žemėje. Dualistinė sąmonė kelia labai savotišką iššūkį dvasiniam mokytojui. Pamastykite apie sunkumą, su kuriuo susiduriu. Noriu, kad pripažintumėte, kas esate ir žinotumėte vidiniu žinojimu, kad sąmoningasis aš yra pilnai vertas Dievo akise. Norėdama padėti jums įveikti iliuziją, kad nesate verti, privalau jums duoti tiesą, kas jūs tokie esate. Privalau aprašyti aukščiausią jūsų potencialą, kad žinotumėte, kaip atrodo Dievo kalno viršūnė. Jeigu nežinosite, kur einate, kaip jums pavyks nesustoti anksčiau, nei būsite pasiekę kalno viršūnę. Mirtingasis aš gali mažiausiai 2 būdais sutrukdyti jums priimti mano mokymą. 2 dualistiniais kraštutinumais. Turiu jums duoti aukščiausią tikslą, tačiau jūsų dabartinėme sąmonės lygmenyje šis tikslas gali atrodyti labai toli nuo jūsų. Jis gali atrodyti jums nepasiekiamas. Jeigu jaučiatės neverti arba abejojate savo gebėjimu kilti aukščiau, mirtingasis aš mėgins pasinaudoti mano mokymu, ragindamas nedėti nuoširdžių pastangų. Jis mėgins priversti jūs koncentruotis į klaidas, kurias padarėte, sakydamas, kad nesate verti eiti dvasiniu keliu, nesate iš tiesų dvasingas žmogus. Tai kam iš viso mėginti, jeigu tikslas yra taip toli nuo jūsų? Dvasinio kelio esmė yra savitranscendencija ir kaip galite būti neverti savęs transcenduoti. Kad ir kaip žemai būtumėte nusileidęs reiktiniais laiptais, visada esate verti pakilti laipteliu aukščiau. Kitas dualistinės sąmonės aspektas yra puikybė, kuomet galvojate, kad dėl tos ar anos išorinės sąlygos esate geresni už kitus ir jums nereikia kilti aukščiau. Mirtingasis aš pasinaudos mano mokymu puikybei sustiprinti. Kuomet galvosite, jog dėl to, kad jau tiek daug padarėte praeitįje, kadangi jau tiek daug supratote, jums nereikia stengtis įveikti likusių savo mirtingojo aš iliuzijų. Jeigu vis dar tebesate žemėje, akivaizdu, kad yra kažkas, ko dar netranscendavote. Yra kažkoks žingsnis, kurio dar nežengėte. Kol tebesate šiame pasaulyje, visada yra būtina ryžtis žengti kitą žingsnį. Dvasinio kelio esmė yra savitranscendencija ir kaip galite pasiekti tašką, už kuriuo nebegalėtumėte savęs transcenduoti. Galite pasiekti tašką, už kurio nebenorėtumėte kilti aukščiau, tačiau kai tai nutinka, paliekate gyvenimo upę. Liaujatės būti dvasingu žmogumi, nors jūsų mirtingasis aš ir gali būti susikūręs iliuziją, kad esate pažengusi siela dėl viso to, ką padarėte praeitįje. Tai, ką padarėte praeitįje, neturi jokios vertės, jeigu tai trukdo jums žengti kitą žingsnį. Nėra nieko, ką galėčiau pasakyti, kuo mirtingasis aš negalėtų pasinaudoti, mėgindamas sustiprinti savo dualistinę iliuziją ir šios iliuzijos įtaką jums. Jeigu leisite savo mirtingajam aš pasinaudoti mano mokymais, savo iliuzijoms stiprinti, tik dar stipriau įstriksite šiuose iliuzijose. Aš, žinoma, jums noriu visiškai ne to. Būtent dėl to noriu, kad jūs, sąmoningasis jūs, atsitrauktumėte atgal ir pasinaudotumėte šio kurso mokymais, pakildami virš savo mirtingojo aš samprotavimų. Noriu, kad siektumėte aukštesnės tiesos, vienos akies vizijos, Kristaus proto vizijos. Antikristo sąmonė apibrėžia 2 kraštutinumus ir aš kalbėjau apie vidurio kelią. Nesakau, kad norėdami išsilaisvinti nuo kraštutinumų,
Turite nueiti į vidurio tašką tarp dviejų kraštutinumų. Kas te būtų kompromisas tarp kraštutinumų? Kompromisas tarp dviejų dualistinių kraštutinumų vis dar tebėra dualizmo karalijoje. Jeigu vienas kraštutinumas yra baltas, o kitas kraštutinumas yra juodas, vidurio taškas tarp jų bus pilkas. Jeigu sumaišysite reliatyvų juodumą su baltumu, nei kiek nepriartėsite prie Kristaus tiesos. Matysite tik pilkumą. Įsivaizduokite, kaip senaisiais laikais fotografai turėjo tik juodai baltą fotojuostą. Viskas juodai baltoje nuotraukoje buvo absoliučiai tikslu, išskyrus tai, kad joje nebuvo spalvų. Gėlė buvo pavaizduota iki smulkiausių detalių, išskyrus tai, kad gamtoje nėra pilkų gėlių. Jeigu fotografuodami ekspoziciją perlaikysite, viskas bus balta. Jeigu ekspoziciją išlaikysite per trumpai, viskas bus juoda. Jeigu išlaikymas bus kažkur per vidurį, šviesių ir tamsių vietų pasiskirstimas bus teisingas ir atspindintis tikrovę. Tačiau spalvų nuotraukoje vis tiek nebus. Noriu, kad pakiltumėte virš juodai baltos ir pilkos dualistinės sąmonės. Noriu, kad į savo proto fotoaparatą įdėtumėte spalvotą juostą, kuri jums parodytų tikrąsias Kristaus proto spalvas. Žinau, kad jums tai gali atrodyti nepasiekiama, arba gali atrodyti, kad jūs jau turite Kristaus tiesą išorinėme mokyme. Prašau, neįstrikite nė viename iš šių kraštutinumų. Nepasiduokite nusivylimui ir taip pat neignoruokite būtinybės ieškoti aukštesnio supratimo. Prašau jūsų savo kelionę pradėti nuo ten, kur esate, kad ir kur galvotumėte esantis. Ir mažai žingsneliais prašau jūsų plėsti savo supratimą. Prašau jūsų prisiminti, kad norėdami pasiekti galutinį tikslą, privalote nepaliauti žingsniuoti mažai žingsneliais į priekį. Privalote nesiliauti transcenduoti savo dabartinio sąmoningumo lygmens tol, kol būsite materijos karalijoje ir net kai iš jos pakilsite. Egzistuoja dvi reakcijos, galinčios sustabdyti jūsų progresą. Pirmoji yra tikėjimas, kad nesate verti, nes turite tiek daug trūkumų ir šiuo metu esate daug žemiau už idealą. Jeigu tuo tikėsite, net nemėginsite ištrūkti iš dualistinės sąmonės. Kita reakcija yra ta, kad jau esate verti, nes esate padarę visus tuos daugybę išorinių dalykų. Jeigu tuo tikėsite, galvosite, jog jums nebereikia nieko daugiau daryti, kad ištrūktumėte iš dualistinės sąmonės, nes jau esate išganyti, abi reakcijos yra vienodai ydingos. Ištrūkti iš nevertumo jausmo iš tiesų yra daug lengviau, kadangi šie žmonės suvokia, jog jiems kažko stinga. Kol bus pasiryžę mėginti, jie galės pakilti aukščiau. Sudėtingiausias iššūkis dvasinimo mokytojo yra pasiekti tuos žmonės, kurie save laiko vertais, nes tapo savo mirtingojo aš iliuzijos aukomis, kad jų išoriniai darbai padaro juos vertais. Pasiekti šiuos žmonės yra beveik neįmanoma, kaip Jėzui buvo neįmanoma pasiekti rašto aiškintojų ir fariziejų. Ironija čia yra ta, kad daugelis šių žmonių iš tiesų turi aukštesnius dvasinius pasiekimus, tačiau jie susigundė sustabdyti savo augimą, dar nepasiekę persilaužimo į Kristaus sąmonę. Aš žinoma norėčiau, kad visi šio kurso mokiniai išvengtų šių spąstų. Kaip tarpinį žingsnį į savo tikrosios vertės priėmimą, prašau jūsų pamastyti apie tai, ką sakiau apie jūsų mirtingąjį aš, kad jis mėgina pasiekti tai, kas neįmanoma, užpildyti juodąją skylę ir daro tai naudodamasis šio pasaulio dalykais. Raktas į gausingą gyvenimą yra liautis galvoti, kad jums kažko reikia iš šio pasaulio, iš už jūsų aukštesniojo aš, jūsų aš esu esaties ribų, kad galėtumėte įkūnyti gausingą gyvenimą, kad galėtumėte susigrąžinti savo vientisumą. Jūs praradote savo vientisumo jausmą, kai atsiskyrėte nuo Dievo ir įstrigote dualistinėje sąmonėje. Nėra nieko, ką galėtumėte padaryti dualistinėje sąmonėje,
kas padarytų jūs vertais, kas padėtų jums susigrąžinti savo vertumo jausmą. Jūs niekada nepraradote savo vertumo. Jūs tiesiog patikėjote iliuziją, kad jį praradote. Jūsų tikrojo tapatumo matrica yra saugoma visuotinėme Kristaus prote ir niekas, kas be nutiktų materialiame pasaulyje, negali jos sunaikinti. Dualistinė sąmonė negali jos paliesti. Kai paimate juodai baltą saulėlydžio nuotrauką, nematote nuotraukoje nuostabių spalvų, tačiau šios spalvos iš tikrojo saulėlydžio niekur nedingo. Tai, kad pakeitėte savo tapatumo jausmą, savo vertumo jausmą, juodai baltų įvaizdžių, niekiek neištrynė to, kas jūs iš tiesų esate. Jums nereikia užsitarnauti savo vertumą. Jums nieko nereikia šiame pasaulyje padaryti, kad susigrąžintumėte savo vertumą. Jums reikia pasiekti tašką, kuriame suvoktumėte, kad niekada savo vertumo nebuvote praradę ir jeigu norite jį susigrąžinti, jums tiesiog reikia jį priimti. Turite priimti, kad jūs, tai yra sąmoningasis jūs, yra, visada buvo ir visada bus vertas Dievo akise. Jūs esate verti pasitikti Dievą. Esate verti būti vienas su Dievu. Esate verti būti Dievo tąsa šioje karalijoje. Sąmoningasis aš turi gebėjimą susitapatinti su viskuo, ką tik gali įsivaizduoti ir kuo tik gali patikėti, su bet kuo, ką gali priimti kaip realybę. Jeigu save laikote vertu, esate verti. Norėdami iš tiesų įkūnyti gausą, turite liautis galvoti, kad jums reikia kažko iš šio pasaulio šiai gausai įgyti. Jūs esate sukurti būti bendrakūrėjai su Dievu, kaip sakė Jėzus. Mano tėvas dirba ir aš kartu dirbu. Jono 5 puslapis 17 eilutė. Šis teiginys aprašo jūsų santykio su Dievu esmę. Jūs čia esate tam, kad atneštumėte Dievo šviesą į šį pasaulį ir įspaustumėte Kristaus viziją ant motinos šviesos. Jūs čia esate tam, kad būtumėte veikiančiuoju Dievu, kad būtumėte Dievo įsikūnyme. Būtent šiam vaidmeniui jūs sukūrė Dievas. Ir Dievas jūs sukūrė taip, kad viską turite savyje, ko reikia šiai užduočiai atlikti. Tėvui iš tiesų yra malonu dovanoti jums savo karalystę. Tai reiškia, kad Dievas nori, jog jo karalystė būtų įkūnyta žemėje. Jums reikia pradėti tvirtai priimti, kad Dievas jums duos viską, ko reikia, kad galėtumėte įkūnyti gausingą gyvenimą savo ir kad galėtumėte prisidėti prie Dievo karalystės žemėje įkūnymo. Realybė yra tokia, kad viskas, ko jums reikia gausingam gyvenimui įkūnyti ir savo misijai vykdyti, gali būti ir bus jums duota Dievo. Jūs buvote sukurti sugebėjimu suvokti Kristaus viziją ir leisti Dievo šviesai tekėti per savo 4 žemesniuosius kūnus. Raktas į gausingo gyvenimo įkūnymą yra atskirti sąmoningai aš nuo mirtingojo aš ir jo tikėjimo, kad jam kažko reikia šiame pasaulyje, kad galėtų susikurti vientisumo, vertumo, saugumo jausmą. Vientisumą atrasite tik būdami tuo, kuo iš tiesų esate. Kai žinosite, kas esate, turėsite tikėjimą, žinojimą, kad Dievas jums duos viską, ko jums reikia. Mirtingasis aš ir šio pasaulio princas nuolatos mėgina sukliudyti jums įvykdyti savo dvasinę misiją. Jie nuolatos mėgina neleisti Dievo karalystiai tapti įkūnytą realybę šioje planetoje. Pagrindinis jų ginklas yra tikėjimas, kad jums reikia kažko iš šio pasaulio, kad galėtumėte būti tuo, kuo esate, kad galėtumėte įvykdyti savo misiją. Tačiau vienintelis dalykas, kurio jums reikia gausingam gyvenimui įkūnyti, yra Dievo šviesa ir Kristaus vizija. Ir abu šios dalykus jums gali duoti ir duos jūsų aš esu esatis ir jūsų Kristaus aš, kurie jau yra jūsų savasties sferoje. Trečiasis jums reikalingas ingredientas yra valios jėga, kurią sąmoningasis aš privalo turėti, kad galėtų perduoti šviesą ir viziją
per 4 žemesniuosius kūnus žemyn, kuomet tai galėtų tapti įkūnyta realybė materijos karalijoje. Vienintelis dalykas, kurio Dievas jums negali duoti, yra ši valios jėga. Dievas duoda šviesą, o visuotinis Kristaus protas duoda viziją. O jūs turite pridėti savo valią. Ir būtent dėl to jūsų mirtingasis aš ir šio pasaulio princas daro viską, ką gali, kad susilpnintų jūsų valią. Dievas, kuris duos viską, ko jums reikia, nėra išorinis Dievas, tolima būtybė danguje. Daugelis religingų žmonių pasiekia suvokimą, kad dėl visų jiems reikalingų dalykų jie turi kreiptis į Dievą. Jie vis dar tebesimeldžia išoriniam Dievui ir tai yra neįmanoma užduotis. Tikrasis raktas yra suvokti, kad Dievas, kuris jums gali viską duoti ir kuris duos viską, ko jums reikia, yra vidinis Dievas. Dievas nedaro visko už jūs, Dievas viską daro per jūs. Jeigu pasyviai lauksite, kol Dievas visą darbą padarys už jūs, kaip kada nors galėsite išpildyti savo vaidmenį, tapdami bendrakūrėjai su Dievu. Tai pareikalaus pokyčių jūsų požiūrėje į gyvenimą. Akivaizdu, jog tam, kad galėtumėte išgyventi šiuolaikinėme pasaulyje, jums reikia pinigų. Daugelis žmonių tiki, kad norėdami turėti gausą, jie privalo turėti darbą, o tai padaro jų pragyvenimą priklausomų nuo darbdavio. Jeigu šiek tiek atsitrauksite nuo šio požiūrio, galite įgyti aukštesnę perspektyvą. Galėsite pradėti suprasti ir priimti, kad nedirbate vienai kažkokiai įmoniai, organizacijai ar valdžios institucijai. Jūs iš tiesų dirbate Dievui. Ir šią akimirką Dievas jūs aprūpina materialiomis priemonėmis per tą konkretų darbdavį, tačiau jūsų darbdavys tai yra tarpininkas. Jeigu nebedirbtumėte tam konkrečiam darbdaviui, Dievas puikiausiai sugebėtų atrasti kitą būdą aprūpinti jūs materialiais dalykais, kurių jums reikia. Jums žinoma reikia atlikti savo darbo dalį, kad galėtumėte atrasti ir materializuoti tinkamą pragyvenimą. Jeigu leisite savo tikėti, kad jūsų pragyvenimas yra priklausomas nuo darbdavio, kad jis yra priklausomas nuo kažko šiame pasaulyje, jūsų gausos jausmas visada bus pažeidžiamas. Darbą galite prarasti dėl įvairiausių priežasčių. Jeigu manysite, kad jūsų gausa priklauso nuo jūsų dabartinio darbo, tuomet praradę šį darbą, prarasite ir savo gausos jausmą. Jeigu priimate, kad iš tiesų dirbate Dievui, suvokite, kad jūsų gausos jausmas peržengia šio pasaulio ribas ir todėl jis niekada negalėtų būti prarastas. Jeigu Dievas gausos jums neduos per vieną konkretų darbdavį, tuomet neišsemiamas Dievo išradingumas iš tiesų galės atrasti kitų būdų aprūpinti jūs tuo, ko jums reikia. Galite pasikliauti Dievu visame kame, tačiau tai niekada neturėtų pavirsti priklausomybę, kuomet imtumėte galvoti, kad Dievas visą darbą padarys už jūs. Egzistuoja esminis skirtumas tarp priklausomybės ir bendrakūrimo. Šiam jausmui išvystyti, kad Dievas pasirūpins visais jūsų poreikiais, jums reikės imti pasitikėti, nors ir neturėtumėte pilno savo situacijos supratimo ar apčiuopiamų įrodymų tam, kas nutiks ateityje. Pavyzdžiui, jums reikia pasitikėti, kad jeigu šiuo metu neturite gausingų išteklių, tam yra kažkokia priežastis. Priežastis tam gali būti jūsų praeities karma, būtinybė išmokti pamoką arba kažkuris jūsų dangiškojo plano aspektas. Negalite leisti išteklių stygiui sugriauti tikėjimo, kad Dievas jums duos viską, ko jums reikia. Kad galėtumėte išsiugdyti šį tikėjimą, jums reikia suvokti, kad Dievas neduos jums visko, ką jūsų mirtingasis aš mano esant reikalinga. Dievas nepatenkins netikrų troškimų, kurių neįmanoma patenkinti. Jūsų mirtingasis aš mėgina susikurti saugumo jausmą, naudodamasis šio pasaulio dalykais, ir todėl jis niekada nemanys turintis pakankamai materialių daiktų ar pinigų. Tačiau realybė yra tokia, kad visada turite jums reikalingą išteklių kiekį, kad galėtume transcenduoti savo dabartinius apribojimus
ir palypėti laipteliu aukštyn sraigtiniais laiptais. Turite paleisti iliuziją, kad jums reikia tam tikro pinigų kiekio savo dangiškajam planui įvykdyti. Svarbiausia, ką jums reikia padaryti šią akimirką, kad galėtumėte įvykdyti savo dangiškąjį planą, yra žengti kitą žingsnį aukštyn sraigtiniais laiptais. Turite viską, ko jums reikia, kad galėtumėte žengti šį žingsnį. Turite viską, ko jums reikia, kad galėtumėte transcenduoti savo dabartinį jausmą, jog esate ribojami. Tai, kad neturite daug pinigų, gali būti tiksliai tai, ko jums reikia, kad galėtumėte įveikti tam tikrą dualistinį įsitikinimą. Jums reikia patikėti, kad jeigu kažko neturite, taip yra dėl to, kad jums to ir nereikia. Jums to nereikia, kad galėtumėte žengti kitą žingsnį dvasinėme kelyje. Galite nustoti jaudintis dėl to, ko neturite ir sutelkti visą savo dėmesį aukštesniam supratimui gauti, kuris leis jums geriausiai išnaudoti tai, ką jau turite. Kai pasirodysite ištikimi mažose dalykuose, kuriuos šiuo metu turite, Dievas iš tiesų paves jums valdyti didelius dalykus. Egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp darymo ir buvimo. Jūsų mirtingasis aš mėgina darydamas patekti į dangų. Jis galvoja, kad jūs čia esate tam, kad kažką padarytumėte dėl Dievo. Ir jeigu padarysite pakankamai teisingų dalykų, Dievas privalės priimti mirtingai aš. Jeigu sąmoningasis aš patikės šią iliuziją, jūs įsitrauksite į mėginimus darimų patekti į dangų. Nėra nieko, ką galėtumėte padaryti, kas atvestų jūs į dangų. Tai yra tik vienas būdas jums paveldėti Dievo karalystę. Ir tai yra tiesiog būti tuo, kuo esate. Sąmoningasis aš privalo pasiekti tašką, kuriame priimtų savo tikrąjį tapatumą, bendrakūrėjo su Dievu tapatumą. Kai pilnai priimsite šį tapatumą, būsite danguje. Nebūsite darimų patekę į dangų, jūs tiesiog būsite danguje ten, kur šiuo metu esate, ten, kur esate dabartiniu momentu. Būsite įveikę iliuziją, kad esate atskirti nuo Dievo ir todėl esate už Dievo karalystės ribų. Viskas yra sukurta iš kūrėjo esybės ir Dievas yra visame kame, kas tik kada nors buvo sukurta. Jūs jau esate Dievo karalystėje. Jums tiesiog reikia įveikti iliuziją, kad esate atskirti nuo šios karalystės. Tik tuomet, kai įveiksite šią iliuziją, būsite Dievo karalystėje. Pamastykite apie vieną iš problemų, kurią dualistinė sąmonės būsena kelia dvasiniam mokytojui. Daviau jums koncepciją apie kelią arba sraigtinius laiptus. Norėdami sugrįžti į dangų, lipate po vieną laiptelį aukštyn šiais sraigtiniais laiptais. Šis įvaizdis nėra ko nors blogas ir tam tikrame jūsų dvasinio kelio etape tai iš tiesų yra labai naudingas ir didelę pagalbą duodantis įvaizdis. Tačiau pasieksite momentą kelyje, kuomet kelio įvaizdis nebebus jums naudingas. Jis gali tapti aklaviete, kadangi tai, kad einate keliu, reiškia, jog egzistuoja atotrūkis. Jūs esate čia ir einate kažkur kitur. Ir kad tenai nusigautumėte, jums reikia be paliovos, žingsnis po žingsnio eiti į priekį. Kelio koncepcija reiškia, kad dar neatvykote, kad esate pakeliui. Tol, kol jums reikės žengti kitą žingsnį, nebūsite atvykę į galutinį tikslą. Ateis toks momentas, kai būsite pasiekę sraigtinių laiptų viršūnę ir tą akimirką privalėsite palikti idėją, kad vis dar egzistuoja kažkoks atstumas, kurį privalote nukeliauti. Turite liautis tikėti, kad dar yra daug žingsnių, kuriuos turite žengti. Turite liautis koncentruotis į kito žingsnio žengimą. Ateis toks momentas, kai turėsite žengti tą paskutinį žingsnį. Ir šis žingsnis bus suvokti ir priimti, kad nebėra daugiau žingsnių. Jūs iš tiesų atvykote. Tam tikrame kelio lygmenyje esate atskirti savo sąmonėje nuo Dievo karalystės. Ši atskirtis yra sudaryta iš daugybės dualistinių iliuzijų, kurias įsileidote į savo savasties sferą. Sąmoningasis aš yra taip stipriai jas nugrimzdęs,
taip stipriai susitapatinę su šiomis iliuzijomis, kad negali akimirksniu nuo jų visų atsiskirti. Jeigu tai padarytų, prarastų bet kokį tęstinumo jausmą, bet kokį tapatumo jausmą. Turite išmėtyti po vieną iliuziją, palaipsniui susigrąžindami savo tikrąjį tapatumą, Dievuje laisvos dvasinės būtybės, kurie iš tiesų esate tapatumą. Ateina toks momentas, kai jums reikia išmesti paskutinę iliuziją, tą iliuziją, kuri jūs ir privertė atsiskirti nuo Dievo. Jums reikia priimti, kad dabar esate Dievo karalystėje, kad jau nebesate pakeliui į tolimą tikslą, bet jį jau pasiekėte. Jeigu jūsų protas toliau koncentruosis į kelio įvaizdį, galite pagalvoti, jog turite ir toliau žingsnis po žingsnio žingsniuoti į priekį. Šitaip toliau išsaugosite atstumo jausmą. Manysite, kad egzistuoja realus atstumas, kurį privalote nukeliauti, užuot suvokę, kad tikroji problema yra atstumo jausmas. Atstumo jausmas yra iliuzija, egzistuojanti tik jūsų prote. Jūs visą laiką buvote Dievo karalystėje, nesuvokdami, kur esate. Paskutinė sraigtinių laiptų pakopa yra palikti laiptus ir priimti, kad visada buvote Dievo karalystėje, kadangi nieko daugiau be jos nėra. Tiesa ta, kad Dievo karalystė yra ten, kur esate jūs. Norėdami įeiti į Dievo karalystę, turite keliauti keliu, tačiau neatvyksite į Dievo karalystę, kol nepaliksite kelio ir nepatikėsite, kad jau esate karalystėje, šiuo metu, čia ir dabar. Buvimas Dievo karalystėje nereiškia, kad savitranscendencija sustoja. Dievo karalystė yra gyvenimo upė, kuri yra nuolatinėme tapimo daugiau procese. Vėlgi, tai yra subtilus skirtumas, kurio mirtingasis aš negali suvokti. Dvasinio kelio tikslas nėra atvykti į galutinį tikslą, kuriame visas progresas sustoja. Problema, su kuria susidurėte, yra ta, kad nusileidote į dualistinę sąmonę, o tai reiškia, kad atsiskyrėte nuo gyvenimo upės. Jūsų augimas sustoja arba sulėtėja, tačiau gyvenimo upė tekėjo pirmin be jūsų, kadangi progresas niekada nesustoja. Dvasinio kelio tikslas yra nueiti žingsnius, kurie sugrąžins jūs į gyvenimo upę. Jūs mėginate sugrįžti į tą vietą upėje, kurioje būtumėte buvę, jeigu nebūtumėte nusileidę į dualistinę sąmonę. Kai pasiekite paskutinį žingsnį dvasinėme kelyje, pasinerėte į gyvenimo upę. Jūs arba imate plaukti kartu su gyvenimo upe, užuot mėginę pasivyti savo vietą joje. Gyvenimo upė nėra kelias, kadangi joje nėra atskirų žingsnių, tai yra tik tolygus, niekada nesibaigiantis Dievo esybės tekėjimas, kuriame visa gyvybė egzistuoja kaip viena nedaloma visuma. Kol vis dar tebekeliaujate keliu, jums yra būtina daryti tam tikrus dalykus, kad galėtumėte pakilti aukščiau, kad galėtumėte atskleisti dualistinės iliuzijas. Ateina toks momentas, kai turite liautis daryti. Turite nustoti galvoti, kad jums reikia kažko iš išorės, kad jums reikia kažką padaryti šiame pasaulyje. Turite susikoncentruoti vidun ir susitelkti tai, ką Dievas jums dovanai dovanoja. Kaip galite gauti tai, ką Dievas jums dovanai dovanoja? Pirmasis žingsnis į gavimą yra pradėti duoti. Gali būti žmonių, kurie vis dar tebėra taip stipriai įstrigę dualizme ir atskirtyje, kad nesugeba iš savęs duoti. Pasiekę tam tikrą lygį dvasinėme kelyje, negalėsite toliau progresuoti, kol nepradėsite duoti. Būtent čia įstringa daugelis dvasios ieškotojų. Nepakanka duoti išoriniais motyvais, dualistiniais mirtingojo aš motyvais. Mirtingasis aš puikiai sugeba duoti, tačiau jis tai daro tik tam, kad kažką gautų savo. Jis tai daro iš ribotos savo dualistinės pasaulėžiūros vizijos. Kad galėtumėte iš tiesų duoti,
Turite atskirti sąmoningai aš nuo šios vizijos, idant galėtumėte duoti iš aukštesnės Kristaus proto vizijos, kuris suvokia būtinybę kelti aukštyn visą gyvybę. Kai duodate šiuo būdu, duodate nesavanaudiškai. Tai reiškia, kad duodate tam, kad keltumėte aukštyn visumą, užuot siekę naudos tik vienai jos daliai - savo. Duodate nesitikėdami jokio atlygio, nesitikėdami jokios grąžos. Būtent toks davimas padaugins jūsų talentus ir neišvengiamai paskatins kosminį veidrodį atspindėti jums gausingesnį gyvenimą. Tikras davimas reiškia, kad davimo veiksmas yra atskirtas nuo bet kokių minčių apie atlygį. Jūs duodate žinodami, kad esate Saulė, Dievo šviesos liepsna. Ir jūsų prigimtinis noras yra duoti, spinduliuoti šviesą. Duodate ne tam, kad gautumėte kažką mainais. Duodate, nes tai yra užkoduota jūsų prigimtyje, dalintis tuo, kuo esate. Tyras davimas pats savyje neša atlygį. Būtent davimo veiksmas leidžia jums pajusti vidinės pilnatvės atlygį. Tai yra vidinės pilnatvės jausmas, žinojimas, kad turite daugiau nei pakankamai, o galite dalintis ir tai iš tiesų yra gausingas gyvenimas. Jūs dovanai gaunate iš Dievo, nes Dievas nesitikė iš jūsų nieko mainais. Duoti dovanai reiškia duoti nesitikint grąžos. Jei iš tiesų norite ištrūkti iš stygiaus jausmo, kuris neleidžia jums duoti dovanai, turite suvokti, kad esate čia tam, kad atneštumėte Dievo karalystę, viską išaukštindami, kuomet aplink jūs esantis netobulumai būtų transformuoti ir taptų daugiau. Kalbėjau apie mirtingojo aš, kovok arba bėk reakciją. Kalbėjau apie tai, kad mirtingasis aš gali pasidaryti labai subtilus aukštesnėse kelio pakopose. Daugelis dvasios ieškotojų, daugelis žmonių, nuoširdžiai dvasiniu keliu ėjusių ištisus dešimtmečius, vis dar tebėra įstrigę labai subtilioje kovok arba bėk reakcijos versijoje. Jie siekia pabėgti nuo to, kas regimai grasina jų saugumo jausmui. Siekia pabėgti nuo visko, kas iš jų reikalauja transcenduoti save. Jeigu nuo to pabėgti negali, jie tuomet siekia tai sustabdyti, kad tai jų netrikdytų. Šie žmonės nemėgina nužudyti kitų žmonių, tačiau jie mėgina neleisti kitiems supurtyti jų pasaulėžiūros. Kai esate įstrigę šioje kovok arba bėk reakcijoje, neišvengiamai sustabdote Dievo meilės tekėjimą per save. Kai kažkas grasina jūsų pusiausvyros jausmui, kad viską kontroliuojate, jūsų saugumo jausmui, mėginate nuo to pabėgti arba su to kovoti. Tai automatiškai užtrenkia duris Dievo šviesos ir meilės tekėjimui per jūsų esybę. Patikite šio pasaulio princo skleidžiamo melu. Tai yra, kad šios netobulos sąlygos Dievo šviesa ir meilė negali pakeisti. Atsisakote leisti šviesai ir meiliai tekėti per savo esybę ir išaukštinti šią sąlygą, transformuoti ją į aukštesnę būseną. Neleisdami šviesai ir meiliai tekėti per save, užtrenkėte duris gyvenimo tėkmei. Šitaip patys iš savęs atimdami džiaugsmą, atimdami gausos jausmą. Tas pats nutinka ir tuomet, kai mėginate kovoti su grėsme. Jūs vėlgi užtrenkite duris Dievo šviesos tekėjimui, atsisakydami transformuoti netobulą sąlygą į kažką aukštesnio. Siekite neleisti kitiems žmonėms jūsų trikdyti, užuot laikėsi tyros vizijos, kad žmonės bus išlaisvinti nuo dualistinių įsitikinimų, verčiančių juos daryti tai, ką jie daro. Gausa yra stygiaus priešingybė. Jeigu esate gausos būsenoje, turite daugiau nei jums patiems reikia ir todėl jūsų natūrali reakcija yra dalintis šią gausą su kitais. Būtent dėl to Dievas jums save dovanoja. Jeigu atsisakysite duoti, užtrenksite duris gausos jausmui
ir paliksite gyvenimo upę. Į kosminį veidrodį imsite siųsti stygiaus įvaizdį ir spėkite, ką kosminis veidrodis neišvengiamai privalės jums atspindėti. Yra žmonių Žemėje, kurie yra įstrigę žemesnėje šios kovok arba bėk reakcijos versijoje. Ir matote tai materializuojantis visoje šioje planetoje vykstančiais karais ir nesantaikomis. Dauguma dvasingų žmonių yra pakilę virš šio akivaizdesnio ego žaidimo ir jiems net į galvą nešautų žudyti kitus žmones siekiant keršto. Jie vis dar tebėra įstrigę subtilesnėje versijoje, dėl kurios leidžia Žemėje egzistuojantiems netobulumams ar kitų žmonių ydoms užtrenkti duris Dievo šviesos ir meilės tekėjimui per jų esybę. Jeigu norite turėti gausingą gyvenimą, privalote pakilti virš šio polinkio, leisti kažkam šiame pasaulyje sustabdyti šviesos tekėjimą per jūsų esybę. Privalote būti nuolatos šviečiančią saulę. Turite pamatyti, kad visos netobulos regimybės yra netobuloje matricoje, stabmeldiškame įvaizdyje įkalinta tikrovė. Ir ši tikrovė yra kitų žmonių sąmoningasis aš, įkalintas dualistinėje sąmonėje, arba tai yra motinos šviesa, įkalinta netobuloje formoje. Jūsų tikslas yra išlaisvinti tiek kitus žmones, tiek motinos šviesą nuo visų netobulumų. Tai galite padaryti tik vienu būdu, padėdami jiems transcenduoti savo dabartinius netobulumus ir tapti daugiau, priartindami juos prie tyros vizijos. Tad turite pasirinkti. Galite taip ir nugyventi visą savo likusį gyvenimą, būdami įstrigę šioje kovok arba bėk reakcijoje. Arba galite labai nuoširdžiai ir ryžtingai pasistengti virš jos pakilti. Viskas, ką jums šiame kurse daviau, reprezentuoja raktą, pakopą, leisinčią jums pakilti virš šio nesibaigiančio mirtingojo aš žaidimo. Kai imsite taikyti šios įrankius, iš tiesų pakilsite aukščiau. Tačiau duosiu jums dar vieną įrankį, kuris gali būti labai efektyvus tarpinis žingsnis, padėsintis jums įsitvirtinti kelyje į gausą. Šis įrankis yra grįstas suvokimu, kad esate čia tam, jog viską transformuotumėte, idant viskas įkūnytų tobulesnį įvaizdį. Jūs čia nesate tam, kad pabėgtumėte nuo netobulumų ar sunaikintumėte bet kokias netobulas formas. Jūs čia esate tam, kad transformuotumėte netobulus į Dievo karalystės tobulumą. Esminis įrankis, kurį šiuo metu galite savo prisitaikyti, yra praktika, kuomet kiekvienoje situacijoje, su kuria susidurėte, siekiate visus laiminti, taip pat laimindami išorinės sąlygas. Kad ir kokį didelį iššūkį keltų situacija, kad ir ką kiti žmonės jums darytų ar dėl jūsų nedarytų, visada siekite juos laiminti, kad jie galėtų žinoti geriau, kuomet žinodami geriau, galės geriau ir daryti. Labai budriai stebėkite savo mirtingojo aš tendenciją įtraukti jūs į kovok arba bėk reakciją. Kai pajuntate šį savo mirtingojo aš ir šio pasaulio princo gundimą, nusileiskite savo širdin ir leiskite besąlyginiai Dievo meiliai tekėti į šią situaciją. Vizualizuokite tyrą viziją, kaip situacija galėtų būti transformuota, o tuomet sąmoningai visus ir viską palaiminkite, neturėdami jokio troškimo atkeršyti ar nubausti, turėdami tik tyrą troškimą priartinti visus prie tobulos Kristaus proto vizijos. Galite susigalvoti savo patinkančias afirmacijas ir vizualizacijas, tačiau duosiu jums keletą pavyzdžių. Laiminu šią situaciją, besąlyginę Dievo meilę, atkuriančią viską į tyrą viziją, dabar ir amžinai. Laiminu motinos šviesą, egzistuojančią už šių regimybių, ir matau įkūnytą tobulą Kristaus viziją, dabar ir amžinai. Afirmacija, kai konfliktuojate su kitais žmonėmis. Laiminu tave, besąlyginę Dievo meilę, ir laikau tau
tyra vizija. Aš esu, kas aš esu. Viešpatauju čia, dabar ir amžinai. Aš esu gyvenimo upė, užliejanti šią situaciją besąlyginę meilę. Aš esu Kristus, veikianti šioje situacijoje. Vizualizacija. Vizualizuokite virš situacijos jums labiausiai patinkantį mano paveikslą arba Jėzaus ar kito dvasinio mokytojo paveikslą. Vizualizacija. Vizualizuokite, kad žmogų arba situaciją apgobia gyvosios ugnies, dvasinės ugnies liežuviai. Mėlyna ugnis turi funkciją saugoti ir harmonizuoti viską su Dievo valia. Auksinė geltona ugnis perduoda Kristaus proto išmintį. Rausva ugnis perduoda besąlyginę Dievo meilę. Balta ugnis turi funkciją viską nuskaistinti. Smaragdinė žalia ugnis perduoda tyrą viziją ir išgydo visus disbalansus. Purpuriškai auksinė ugnis perduoda Dievo taiką. Violetinė ugnis transformuoja visas netobulas energijas ir išlaisvina motinos šviesą įkūnyti tobulesnį įvaizdį. Vizualizacija. Pažvelkite už išorinės situacijos, žmogaus ar reiškinio. Vizualizuokite, kad už išorinių regimybių pasirodo daugybė žaižaruojančios spindinčios baltos šviesos taškelių. Tarsi be galo maži šviesos taškeliai vibruotų, pulsuotų ir spinduliuotų baltą šviesą. Vizualizuokite, kad išorinės regimybės ištirpsta šių baltų, pulsuojančių, tyros motinos šviesos dalelių jūroje. Tuomet matykite, kaip šios dalelės sukuria šventą paveikslą. Tai gali būti mano, Jėzaus ar bet kurios dvasinės būtybės, ar netgi nuostabaus saulėlydžio paveikslas. Tuomet matykite, kaip šis šventas paveikslas nusileidžia ant išorinės situacijos ir transformuoja ją į tyrą viziją. Jeigu negalite pagauti aukštesnės šios situacijos vizijos, leiskite šiam šventam paveikslui pakeisti netobulas sąlygas ir priimkite, kad jūsų aukštesnė esybė vizualizuoja tobulą situacijos baigtį. Naudokite šią vizualizaciją bet kokioms netobuloms sąlygoms, tarp jų ir ligoms. Pavyzdžiui, galite vizualizuoti, kaip sergantis organas arba kūno dalis yra ištirpdomi tyroje motinos šviesoje ir pakeičiami tobulesnė vizija. Šią vizualizaciją taip pat galite naudoti su viena ar keliomis afirmacijomis. Pasirinkite afirmaciją arba vizualizaciją, kuri jums turi giliausią prasmę. Kai tik susidurėte su netobula situacija, naudokite afirmaciją, tyliai arba garsiai, arba vizualizaciją, kad neįstrigtumėte dualistinėje reakcijoje, ypač tokioje reakcijoje, kurioje galvojate, kad situacijos neįmanoma pakeisti. Jeigu būtų tik vienas dalykas, kurį būtumėte išmokę šio kurso, svarbiausias dalykas, kurį galite išmokti, yra šis. Laiminkite visus ir viską, ką sutinkate. Laiminkite kiekvieną situaciją, kiekvieną sąlygą. Laiminkite kiekvieną žmogų ir nepamirškite palaiminti savęs. Niekada nepriimkite jokio ribotumo kaip amžino ir nepakeičiamo. Visada žvelkite giliau už išorinių sąlygų ir siekite aukštesnės Kristaus proto vizijos. Kad ir kur būtumėte, visada ženkite kitą žingsnį. Kad ir kiek žinių beturėtumėte, visada ieškokite aukštesnio supratimo. Daug kartų jums kartojau, kad visata yra veidrodis. Jeigu laiminsite visus ir viską, ką tai besutiktumėte, net jeigu jūsų išorinis protas manys, kad jie nėra to nusipelnę, ką jūsų manimu kosminis veidrodis atspindės jums atgal. Kągi jis dar galės daryti, jeigu nelaiminti jūs? Tai, ką darote kitiems, visata iš tiesų darys jums. Niekada nepamirškite,
kad Dievas nėra piktas Dievas. Jis nei vieno nenori bausti, kad ir ką jie būtų padarę. Jis tenori, kad jie išsilaisvintų iš savo netobulumų. Dievas žino sukūręs tobulus bendrakūrėjus ir todėl nėra blogų bendrakūrėjų. Visos klaidos ir netobulumai kyla iš dualistinės sąmonės ir todėl vienintelis sprendimas yra pakelti viską aukščiau dualizmo. Viena iš dažniausiai Žemėje pasitaikančių problemų yra ta, kad kai kas nors jums kažką padaro, jūs į tai reaguojate negatyviais jausmais. Susikuriate negatyvų to žmogaus įvaizdį, laikydami šį įvaizdį amžinu ir neklystančiu. Galvojate, kad žmogus yra blogas ir todėl nusipelno būti nubaustas ir paliktas ribotumų ir netobulumų būsenoje. Samprotaujate, kad kitas žmogus nenusipelno gauti Dievo meilės per jūs ir užtrenkite duris šviesos srautui per jūsų esybę. Dievas nori, kad visi jo sūnūs ir dukterys išsilaisvintų nuo dualistinės sąmonės, taptų daugiau ir sugrįžtų į jo karalystę. Dievas nenori, kad kas nors laikytųsi įsikibęs į ribotumų būseną. Kai laikotės įsikibę į bet kokį ribojantį įvaizdį, bet kokį stabmeldišką įvaizdį arba siekiate nubausti kitus, atsiskirite nuo pamatinės visatos jėgos, nuo gyvenimo upės. Jeigu nesieksite padėti kitiems tapti daugiau, kaip jūs galėsite tapti daugiau? Jeigu siūsite į kosminį veidrodį troškimą laikyti kitus žmonės įstrigusius ribotumuose, ką tuomet veidrodis privalės jums atspindėti? Kaip galėsite tapti iš tiesų laisvi, jeigu neturėsite tikro troškimo išlaisvinti kitus? Sąmoningasis aš iš tiesų turi šį troškimą, kai tuo tarpu mirtingasis aš šio troškimo neturi. Visada visus ir viską laiminkite. Ugdykitės tyrą troškimą pamatyti visus netobulumus, pakylant virš savo dabartinės ribotos būsenos. Jeigu tai darysite, kaip visata galės neatspindėti aplinkybių, kurios ir jūs iškels virš apribojimų. Nemėginu pasakyti, kad turėtumėte išjungti savo kūrybinius gebėjimus. Pagrindinė problema, su kuria susidurite, būtent ir yra ta, kad išjungėte šiuos gebėjimus, kadangi nebenorėjote priiminėti sprendimų. Niekada negalite nustoti bendra kurti. Tad, jeigu atiduodate savo galią priiminėti sprendimus, vis tiek bendra kuriate. Tik dabar bendra kuriate per dualistinius savo mirtingojo aš sukurtus įvaizdžius. Nesakau, kad turėtumėte sunaikinti šios įvaizdžius, idant jūsų prote nebeliktų jokių įvaizdžių. Kadangi jūsų dualistiniai įvaizdžiai sukūrė netobulas pasiekmes, gali atrodyti saugiau neturėti jokių įvaizdžių savo prote. Tačiau tai tiesiog nėra konstruktyvu. Tol, kol būsite fizinėme kūne, žemėje, jūsų protas, tai yra visi 4 žemesnieji jūsų kūnai, niekada negalės būti iš tiesų tuščias ir jūs visą laiką bendra kursite. Užuot siekus ištuštinti savo protą nuo visų įvaizdžių, daug konstruktyviau būtų ištuštinti jį nuo dualistinių įvaizdžių ir užpildyti jį Kristaus proto įvaizdžiais. Tik dualistiniai įvaizdžiai kuria netobulas pasiekmes. Jeigu bendra kursite per tobulus Kristaus proto įvaizdžius, iš tiesų įgysite gausingą gyvenimą, kurį jums atspindės kosminis veidrodis. Jūs čia esate tam, kad atneštumėte į žemę Dievo karalystę. Ši karalystė žemėje šiuo metu dar nėra įkūnyta. Norėdami ją įkūnyti, turite vizualizuoti įvaizdį, kuris dar nėra materializuotas materijos karalijoje. Nuleisdami šį įvaizdį per savo 4 žemesniuosius kūnus, jūs jį perkelsite ant motinos šviesos, priversdami šią šviesą atvaizduoti jūsų įvaizdį. Tai yra pamatinis kūrimo procesas ir Dievas visiškai netrokšta, kad išjungtumėte savo kūrybinius gebėjimus. Dievas nori, kad naudotumėte juos bendrakūrimui, grįstam tikra Kristaus proto vizija, vietoj ego kūrimo, grįsto dualistinė mirtingojo aš vizija. Siekite kelti savo viziją aukštyn,
kad galėtumėte susikoncentruoti į tyrus Kristaus proto vaizdinius. Ta neišvengiamai pasieksite, nuskaistinę savo keturis žemesniuosius kūnus, jeigu naudositės įrankiais, kuriuos daviau jums šiame kurse, palaipsniui judėsite link šio tikslo. Jūsų gyvenimą galima laikyti nesibaigiančiu žaidimu, nesibaigiančiamis varžybomis ar netgi kova, kurios vienoje pusėje yra sąmoningasis aš, o kitoje pusėje yra jūsų mirtingasis aš ir šio pasaulio princas. Priešas viduje ir priešas išorėje nuolatos mėgina įkalinti jūs iliuzijoje, jog dėl to ar ano netobulumo, egzistuojančio jūsų sąmonėje ar materialiame pasaulyje, privalote sustabdyti Dievo šviesos ir meilės tekėjimą per savo esybę. Jie mėgina priversti jūs priimti sąlygas, dėl kurių sustabdytumėte šviesos, galinčios transformuoti visus netobulumus tekėjimą. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios Jėzus sakė žmonėms neteisti. Mato 7 puslapis 1 eilutė. Kai teisėte išorinių protų, analitinių protų, apibrėžiate sąlygas. Priimate požiūrį, kad jeigu žmonės arba situacijos netitiks jūsų sąlygų, jūsų lūkesčių, neduosite jiems meilės. Neįsitraukite į šį seniausią mūšį tarp netikrų dualistinės sąmonės dievų. Nepasiduokite pagundai laikyti savo mirtingąjį aš, kitus žmonės ar šio pasaulio princą priešais. Nesipriešinkite blogiui. Mato 5 puslapis 29 eilutė. Tiesiog pakilkite virš jo ir visų jo dualistinių žaidimų. Labai ilgą laiką žemės žmonės buvo programuojami tikėti, kad vyksta epinė kova tarp gėrio ir blogio. Randate šią temą daugelį senesnių religijų, tačiau šios religijos buvo duotos tuomet, kai kolektyvinė sąmonė buvo žemesnėme lygyje, nei yra šiandien. Taip pat galite tai matyti mitologijoje ar net ir šiuolaikinėje pramogų industrijoje. Tai yra dažnai knygose ir filmuose pasitaikanti tema, kuomet grupė blogiukų pradeda terorizuoti nekaltus žmones. Iš pradžių didvyris mėgina išvengti konfrontacijos, tačiau galiausiai situacija taip pablogėja, kad jis nebegali ignoruoti blogio jėgų. Jis tuomet smurtu sunaikina blogiukus ir nugali blogį. Tai yra labai įtikinantis įvaizdis, kuris iš žmonių protus buvo programuojamas per daugelį šaltinių. Ir nors tai gali skambėti kaip teisingas dalykas, galiu jūs užtikrinti, kad šis įvaizdis yra pagimdytas antikristo sąmonės. Šio pasaulio princas žino, kad dualistinė sąmonė yra grįsta dviem kraštutinumais ir jis nagingai tuo naudojasi žmonėms kontroliuoti. Sąmokslas yra labai paprastas ir labai efektyvus. Šio pasaulio princas mėgina įtikinti visus žmones, kad tarp gėrio ir blogio iš tiesų vyksta kova šioje planetoje, kad blogio jėgos iš tiesų yra priešpriešoje Dievui ir kad jos turi realią galią. Tikslas yra įtraukti visus į kovą su to, ką jie laiko blogiu. Šitaip žmonės ima reaguoti situacijas negatyviais jausmais, sugeneruodami milžiniškus iškreiptos energijos kiekius, kuriais maitina tamsos jėgas. Daugelis dvasingų žmonių buvo įtraukti į šį mūšį ir jų gyvenimą prarijo kova, kuri nieko neprisidėjo prie kolektyvinės sąmonės kėlimo aukštyn ir Dievo karalystės atnešimo į fizinę plotmę. Tai yra pagrindinė už visų religinių konfliktų slypinti jėga. Ir šie konfliktai sukūrė neapsakomus žiaurumus. Jeigu norite imti vykdyti savo vaidmenį, bendrą kūrėjo su Dievu, motinos šviesos saugotojo vaidmenį, jums reikia palikti šią nuo senų laikų vykstančią, niekada nesibaigiančią, tarp reliatyvaus gėrio ir blogio vykstančią kovą. Jei norite išvengti šių spąstų, turite pilnai įsisąmoninti gilesnę prasmę, slypinčią už šių Jėzaus pasakytų žodžių. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešinkite piktam, bet jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.
Mato 5 puslapis 38-39 eilutė. Tai, ką Jėzus davė žmonėms šiame regimai paprastame mokyme, yra būdas ištrūkti iš dualistinės sąmonės. Vienintelis būdas ištrūkti iš dualistinės sąmonės. Esminis šio pasaulio princo sąmokslas yra įtraukti jūs į konfliktą tarp reliatyvių priešingybių, idant reaguotumėte į gyvenimą negatyviais jausmais, dar stipriau įkalindami save dualistinėje kovoje. Vienintelis būdas nenugrimzti į šį žemyn traukiantį sūkurį, į šią juodąją skylę, yra atsakyti kiekvieną situaciją su dieviška meile. Niekam neleiskime sustabdyti dieviškosios meilės tekėjimo per jūsų esybę. Viską siekite laiminti, idant tai būtų akceleruota iš dabartinės netobulumo būsenos. Siekite laiminti žmonės, idant jie pakiltų virš dualistinės sąmonės, verčiančios juos smurtauti prieš kitus. Blogis neturi aukščiausios realybės. Jis nėra priešingybė Dievui. Nevyksta jokio mūšio tarp Dievo ir velnio, nes Dievas nepripažįsta jokios priešingybės. Jo akis yra pernelyg tyros, kad matytų blogį. Habakuko 1 puslapis 13 eilutė. Kadangi jis temato tyrą viziją, kova tarp gėrio ir blogio gali egzistuoti tik dualizmo karalijoje. Ir ji tęsis tik tol, kol žmonės bus įstrigę dualistinėje sąmonėje, kurioje būdami pils į ugnį žibalą. Galutinė išeitis visos planetos mastu yra kritiniai masiai žmonių atsiskirti nuo dualizmo sąmonės, atskiriant savo sąmoningai aš nuo savo mirtingojo aš. Kai kritinė masė žmonių įkūnys Kristaus sąmonę, pamatysite pokytį kolektyvinėje sąmonėje. Daug daugiau žmonių sugebės suvokti tiesą, kurią jums čia kalbu ir kurios šiuo metu dauguma žmonių nėra pajėgus suvokti. Norėdami asmeniškai prisidėti prie visos šios planetos transformacijos, pradėkite priimdami požiūrį, kad esate čia tam, jog visus ir viską laimintumėte. Nesate čia tam, kad išsaugotumėte dalykus tokius, kokie jie yra, ar kad sustiprintumėte netobulumus. Nešvaistykite savo šviesos beatodairiškai. Jūs čia esate tam, kad viską keltumėte aukštyn, padedami transcenduoti netobulumus. Jūs tai darote, leisdami Dievo šviesai, besąlygiškai tekėti, kuomet šviesa gali dirbti savo darbą pagal aukštesnę viziją, galbūt netgi aukštesnę viziją, nei jūs šiuo metu sugebate suvokti savo išoriniu protu. Jums nereikia išorinių protų vertinti, ką šviesa ir meilė turėtų daryti. Jums tiesiog reikia leisti šviesai tekėti ir dirbti savo darbą. Kai kuriais atvejais ji žmonėms pasakys palaikantį žodį, kitais atvejais įmes iššūkį žmonių iliuzijoms, bet kuriuo atveju Dievo meilė, Dievo šviesa išdidins situaciją ir pakėlės ją aukštyn pagal Kristaus viziją. Ši vizija visada labai skirsis nuo dualistinės vizijos, kurią jūsų mirtingasis aš ir šio pasaulio princas nori, kad priimtumėte. Būtent dėl to jums reikia tapti nepriklausomais nuo šio pasaulio jėgų ir leisti savo šviesai šviesti, kad ir ką kiti žmonės darytų, mėgindami jūs sustabdyti. Jūs čia esate ne tam, kad prisitaikytumėte prie pasaulio, jūs čia esate tam, kad pakeistumėte pasaulį, būdami ištikimi tam, kuo esate. Kaip sakė poetas, būk ištikimas savo. Tikrasis raktas į laimę, tikrasis raktas į proto ramybę yra įveikti tendenciją viską teisti pagal dualistinį standartą. Turite ištrūkti iš spąstų, kuriuose visą laiką mėginate priversti visatą gyventi pagal jūsų dualistinius lūkesčius, tuos lūkesčius, kurie niekada negalės būti išpildyti, kadangi jie nėra harmonijoje su Kristaus proto tiesa. Jeigu norite proto ramybės, jeigu norite tikros laimės, leiskite savo dualistiniams lūkesčiams mirti, vienam po kito. Nes argi prisimenate, pasirašę sutartį prieš ateidami į įsikūnijimą, kuria jums kas nors būtų garantuota šiame pasaulyje. Nėra tokios sutarties, nors jūsų mirtingasis aš gali tikėti, kad ji yra.
Sutartis, kurią turite sudarę su Dievu, yra ta, kad Jis jums davė laisvą valią ir jūs prisėmėte pilną atsakomybę už savo pasirinkimų pasiekmes. Jeigu jums nepatinka pasiekmes, kurias visata jums šiuo metu atspindi atgal, jums tereikia pakeisti tai, ką išsiunčiate. Kad galėtumėte tai padaryti, jums reikia paleisti dualistinius lūkesčius, kurie jūs verčia siūsti netobulus įvaizdžius. Tiesiog paleiskite juos ir siekite aukštesnės Kristaus proto vizijos. Kai imsite tai daryti, įveiksite jausmą, kad kas nors šiame pasaulyje jums gali kelti grėsmę. Įveiksite kovos jausmą. Kai žinote, kas iš tiesų esate ir matote aukštesnį tikslą, dėl kurio atėjote į materialią visatą, smulkmeniški, į save sukoncentruoti jūsų mirtingojo aš lūkesčiai ir troškimai ims atrodyti tokie nereikšmingi, kad spontaniškai juos atiduosite į visą deginančią Dievo meilės ugnį. Iš tiesų, sakysite kartu su Pauliumi: kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru, palikau tai, kas vaikiška. 1 Korintiečiams 13 puslapis 11 eilutė. Jeigu sugebėjote iki galo išstudijuoti šį ilgą kursą, nebesate vaikas, dvasiškai kalbant. Atėjo laikas palikti savo mirtingoje aš vaikiškus lūkesčius ir įsitikinimus ir siekti aukštesnės vizijos, kodėl esate Žemės planetoje, šiame kritinėme amžiuje. Atėjo laikas palikti dualistinius įsitikinimus ir savanaudiškumą, kurie kyla iš mirtingojo aš. Atėjo laikas peržengti savo ribas ir suvokti, kad jūs čia atėjote kaip didesnės dvasinių būtybių grupės dalis, pasisiūliusių ateiti į įsikūnymą šiuo metu ir padėti atnešti Dievo karalystę į žemę. Jūs čia atėjote dėl tikslo, kuris daug didesnis už bet kokius jūsų mirtingojo aš troškimus. Savo didžiausią pilnatvę, didžiausią gausos jausmą atrasite tik tuomet, kai pasinersite į gyvenimo upę ir pajusite, jog dabar vykdote savo atėjimo čionai tikslą. Ateina momentas dvasinėme kelyje, kuomet jums reikia priimti labai rimtą sprendimą ir pakilti į visiškai kitokį požiūrį į gyvenimą, į tą požiūrį, kuris nebūtų sukoncentruotas į mažąjį aš, bet būtų sukoncentruotas į didesnį aš, kuriuo jūs iš tiesų esate. Jeigu perskaitėte viską, ką aš iki šiol kalbėjau, atėjo laikas jums priimti šį sprendimą. Atėjo laikas priimti, kad nesate žmogiška būtybė. Atėjo laikas pradėti gyventi kaip dvasiniai būtybei, kurie iš tiesų esate. Kaip galėtumėte tai padaryti? Ta padaryti galite iš esmės tik vienu būdu - besąlygiškai pasinerdami į gyvenimo upę ir leisdami šiai upei tekėti per jūs ir nunešti jūs ten, kur jums reikia eiti, nepaisant jūsų mirtingojo aš dualistinių į ego sukoncentruotų lūkesčių, sakančių, kur jūs turėtumėte eiti. Tai iš tiesų yra pats didžiausias iššūkis. Ir žinau, kad tai nėra lengva užduotis paleisti visus lūkesčius, kokia vaga turėtų tekėti jūsų gyvenimas. Net ir Jėzui tai buvo sunki užduotis, kaip galėjote matyti iš to, kaip jis kentėjo Getsemanės sode prieš savo teismą. Jis prakaitavo kraujo lašais, kovodamas prieš visą kolektyvinę žmonijos sąmonės antivalią, tą antivalę, kuri nenorėjo, kad Jėzus įvykdytų savo misiją, pademonstruodamas kelią į kristiškumą visiems žmonėms. Šiai kolektyviniai antivaliai jį padarė pažeidžiamu jo mirtingojo aš antivalia, kuri vis dar šiek tiek tebelaikė jį savo gniaužtuose. Po valandą trukusios kovos jis galiausiai suvokė, kad vienintelė išeitis yra visiškai ir pilnai atsiduoti. Ir štai tuomet jis tarė: tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Mato 26 puslapis 39 eilutė. Būtent šis besąlyginis atsidavimas aukštesniai valiai galutinai išlaisvino Jėzų nuo antivalios tiek asmeniniu, tiek visos planetos lygiu. Jūs taip pat galite pasiekti šį atsidavimą, suvokdami, kad aukštesnė valia, kuriai turite atsiduoti,
nėra išorinis būtybės valia. Tai yra jūsų pačių aukštesnės esybės valia, ta valia, kuria naudojasi sąmoningasis aš, kurdamas savo dangiškąjį planą. Tad atiduoti jums reikia ne savo paties valią, o dualistinę, egoistinę, pamišusią savo mirtingojo aš valią, kuri iš tiesų yra svetima jūsų valiai. Tik tuomet, kai pilnai atsiduosite savo aukščiausiai valiai, galėsite paleisti visus stabmeldiškus savo mirtingojo aš įvaizdžius. Vėlgi, stabmeldiškas įvaizdis yra toks įvaizdis, kuris stovi vietoje, kuris neteka kartu su gyvenimo upe. Atkreipkite dėmesį į labai subtilų skirtumą. Visai gali būti, kad jūsų mirtingasis aš turi teisingą Dievo, pasaulio ir savęs įvaizdį. Daugelis religingų žmonių išpažįsta doktrinas, kurios techniškai nėra neteisingos. Tai reiškia, kad jos nėra kilusios iš antikristo proto. Tačiau kai patikite doktrinomis neklystamumu, patikėdami, jog ši neklystanti doktrina niekada negalėtų pasikeisti, niekada negalėtų būti pakeista aukštesniu supratimu, paverčiate tikrą dvasinį mokymą stabmeldiškų įvaizdžių. Įsivaizduokite, kad niekada nematėte upės ir kas nors jums parodo šėlstančios upės nuotrauką. Galvotumėte, kad upė yra sukurta iš nejudančio ledo. Tačiau realybėje upė nuolatos juda, todėl statiška nuotrauka niekada jums negalės perduoti teisingo upės vaizdo. Nuotrauka iš tiesų jums leidžia susidaryti teisingą vaizdą, kokia buvo upė tuo konkrečiu momentu, kai buvo padaryta ši nuotrauka. Tačiau upė nestovėjo vietoje ir vaizdas pasikeitė. Jei norite pilnai sužinoti, į ką yra panaši upė, jums reikia patirti jos nuolatinį tekėjimą. Tik tuomet, kai suvoksite, kad upė niekada nestovi vietoje, galėsite iš tiesų įvertinti prigimtinį upės grožį. Yra įmanoma perduoti dvasinį mokymą, kuris duotų teisingą supratimą apie tai, koks buvo Dievas tuo momentu, kai buvo perduotas šis mokymas. Tik tuomet, kai patirsite save transcenduojančią gyvenimo upę, galėsite pradėti pilnai vertinti Dievo esybę. Gyvenimo upę galėsite patirti tik pilnai į ją pasinėrę, tekėdami kartu su ja ir patirdami gausingą gyvenimą, amžinai tampantį daugiau neapsakomo grožio ir džiaugsmo kosminėme šokyje, kurio mirtingasis aš niekada nepajėgs suvokti. Palikite savo mirtingojo aš dykumą ir drįskite pasinerti į gaivuosius gyvenimo upės vandenis. Drįskite leisti savo mirtingajam aš mirti, idant tikrasis jūsų aš galėtų atgimti į savo tikrąjį tapatumą, tapdamas neatsiejama, nepaprastos Dievo kūrinijos dalimi. Prisijunkite prie manęs, mums kylant aukštyn į begalinius Dievo sąmonės horizontus, kurie iš tiesų gali tapti jūsų sąmonė. Dievas yra visa visuose.